Sveiki! Šiandien bus 7 eksperimentai su kontaktinio suvirinimo aparatu. Mes turime apvalius strypus 5 mm, 8 mm, 10 mm, armatūra 10 mm, 12 mm, taip pat kampainis senelės storis 3 mm ir juostos gabaliukai po 6 mm. Taip pat kontaktinio suvirinimo aparatas Telvin iš mūsų draugų Stokerio. Šis aparatas gali suvirinti, kaip deklaruoja gamintojas, 2+2 mm. Tačiau jame yra pulso funkcija ir kaip gamintojas aprašo, tai yra skirta storesniem metalam. Mes pabandysim. Aš manau, kad šitas aparatas gali žymiai daugiau. Važiuojam. Susireguliuokim aparatą. Pasirenkame pulso funkciją. Nusistatome maksimalų storį, kuris yra 2+2, o taipogi impulso laiką, ne rekomenduotina gamintojo, o maksimalų. Viskas, galime dirbti. Pradedam strypelio storis 5 mm. Kągi, nusistačiau truputuką per didelius parametrus ir mano strypelis išsilydė. Turime nukritusi gabaliuką. Grįžtu prie impulso laiko rekomenduojamo gamintojo ir bandau eksperimentą dar kartą. Tobulai paliekam ataušti, paskui pasižiūrėsim iš arčiau. Storis 8 mm, laikas maksimalus. Susivirino nuostabiai. Armatūra 10 mm. Visai nieko. Strypelis 10 mm. Taip, matau pravirintą. Strypas 12 mm. Susikabino, stiprumą patikrinsim vėliau. Kampuotis 3 mm, manau, kad maksimalūs nustatymai jam bus per dideli, sumažinu impulso laiką. Manau, super tvirtai ir plokštės po 6 mm. Sukibo, vėliau pabandysim perlaužti. 5 mm bandau laužti. Be šansų linksta strypeliai. Eksperimentas pavyko. 8 mm bandau laužti. Perlūžo, bet matosi, kad buvo labai geras suvirinimo didelis kontaktas. Jeigu būčiau pastatęs 2 taškus, manau, kad perlūžti būtų žymiai sunkiau arba beveik neįmanoma. Armatūra. Tikėtina, pasižiūrėkim, kontakto vieta jau yra mažesnė. Strypelis 10 mm. Irgi jau kuo storiau, tuo jėgos reikia mažiau. 12 mm, tikėtina. Taip, kontaktas vėl žymė kažkur yra apie 3-4 mm. Kampuotis 3 mm. Sunkiai eina, pavyko. Matome, kad kontakto vieta yra ganėtinai didelė. Vėl, jeigu būtų padėti 2 taškai, tikrai nesigautų jo perlūžti. Juosta išsiardė pati, faktas, iš tiesų didelis, masyvus metalo gabalas. Jisai yra per didelis šiuo atveju. Smalsu. Bandom uždėti 2 taškus. Uždėjau 2 taškus, tegul atvėsta ir pabandom perlaužti. Bandom laužti.
Na, be šansų, mano svorio neužtenka. Kągi, garantuotai 5 + 5 mm ir tikriausiai 6 + 6 tikrai be problemų. 3 mm senelė be problemų, ypač kai 2 taškai pastatyti, niekas neserdo. 8 mm. Manau, jeigu būtume uždėję antrą tašką, būtų sulinkęs strypelį. 10 mm ir daugiau, faktas, kad aparatas skirtas virinti 2 + 2 mm, na, jam jau yra tai per daug. Mažai parodėm, tai yra kiekvienam storiui reikia susireguliuoti atstumą tarp elektrodų per naują. Nepamirškit šito. Ir aišku, apvaliem strypeliam tikriausiai būtų labai gerai elektrodus iš viso nušlifuoti, padaryti juos plokščius. Aš manau, rezultatas būtų dar geresnis. Šį kartą tiek, iki susimatymo.